Netrukus jums papasakosiu, kokiais paprastais 4 žingsniais išsigryninti savo motyvacinius taškus ir suprasti, kokia veikla, koks darbas jums tinka. Tai prieš pradedant, prieš pereinant prie tų 4 žingsnių, leiskite man labai trumpai jums papasakoti apie savo naujausią kūrinį. Tai rugpjūčio 1 dieną startuoja mano nauja metodika 20 savaičių savęs pažinimo programa, kuri skirta tiems, kurie nori labiau pasigilinti save, suprasti savo ribojančius įsitikinimus, pradėti juos keisti, suvokti, kokias sritis jiems tinka, dėl ko jie taip vienaip ar kitaip jaučiasi dabartinėje savo veikloje arba dėl ko taip sunku surasti savo tinkamą veiklą, dėl ko ateina jausmas, kad liktais ne vienas darbas man netinka ir to imuosi ir niekas kažkaip tai nesidaro arba pradedu ir metu. Tai programa būtent yra skirta išsigryninti motyvacinius taškus, išsigryninti savo ribojančias baimės, savo įsitikinimus, kažkokius prisirišimus ir juos keisti, transformuoti. Tai šitą programą sukūriau iš savo supervizijos praktikos, dirbdama su daugybė specialistų, kurie susiduria su tom pačiom problemom, su tais pačiais iššūkiais ir su tais pačiais klausimais. Ir su pagrindiniu tokiu savo visą laiką formuluojamu, ar čia yra mano vieta, ar aš tikrai esu ten, kur turiu būti. Tai kartais reikia padėti žmogui tai iš tą klausimą ir rasti atsakymą. Tai iš tos mano praktikos ir kilo šita programa. Tai jeigu jaučiat, kad norit pasigilinti save, norit atrasti daugiau savo potencialo, daugiau visokiausių perspektyvų, suprasti dėl ko, kas čia su manim vyksta ir dėl ko tai vyksta, kas aš esu ir kuo aš noriu būti, kur aš turiu būti ir dėl ko man tai vienaip ar kitaip sekasi arba nesiseka. Netgi iš visų šitų išsigrynintų dalykų sukurti verslą, sukurti veiklą. Aš esu pati virš 7 metų versle, sukūrusi 2 sėkmingus jau verslus, būtent iš savo pomėgių ir iš to, kas man sekasi geriausiai. Tai tikrai žinau, ką kalbu. Tai nėra kažkur iš mėnulio ištraukta. Tai ką toje programoje jūs galėsite nuveikti? Tai pirmiausia, išsigryninti savo ribojančius įsitikinimus, baimės, nepasitikėjimo savim priežastis ir jas pradėti keisti, atrasti tikruosius savo motyvacinius taškus. Dėl ko sakau tikruosius? Nes kartais žmonės daro dalykus ne dėl to, kad jie yra jiems patiems kažkuo tai labai svarbus, labai ypatingi, jie patys to nori, o tiesiog dėl to, kad kiti daro ir kitiems sekasi, dėl to, kad kažkas tai pasakė, o tu turėtum tuo užsiimti, dėl to, kad galvoja kartais, kad daugiau nieko negali daryti, tai tokie kažkaip tai atrodo tarsi, o kas ta tikroji motyvacija? Ir dėl ko tu tai darai, dabar net galit pagalvoti, o kas yra tikroji motyvacija, dėl ko aš darau dalykus, kuriuos darau, kas mane varo į priekį. Ir kartais prieinama prie tokių tiesiog, atsakymas būna kažkoks bazinis poreikis, pavyzdžiui, pinigų reikia valgyti, reikia šeimą išlaikyti, vaikai ir visa kita. Ir tokie baziniai dalykai, o kur aukštesni, o kur tavo savirealizacija, kur tavo pasitenkinimas, laimė, kūryba, kur tavo jausmas, kad čia aš priklausau, aš darau reikšmingus dalykus. Tai būtent toliau mes dar pasimatuosim streso perdegimo, profesinio efektyvumo lygius, pamatysit, ar kartais sako žmogus, aš nemėgstu, nekenčiu savo darbo, nors iš tikrųjų tai yra tiesiog profesinis nuovargis, jam nereikia keisti darbo, jam reikia visiškai kito dalyko. Tai šitoj programai 20 savaičių, kuri trunka, yra 20 konkrečių užduočių, vienai užduočiai 1 savaitė, jokio skubėjimo, jokio kažkokio tai per naktį perversmo padaryto, jokio kažkokio tai staigaus pokyčio. Kas esate nebe pirmą kartą mano mokymuose arba supervizijose, tai žinot, kad greitas, staigus pokytis atneša trumpalaikius rezultatus. Beveik visada. Nes žmogaus psichika veikia ne taip. Žmogaus psichikai reikia laiko prisitaikyti prie pokyčio. Ir kada žmogus sako, tai aš per naktį viską perskaitysiu, padarysiu ir aš jau atsibusiu kitoks. Ne. Galbūt tu ant tos bangos dar būdamas kurį laiką taip jausies ten pakylėtas, tačiau tu
staiga įsidėjai į save labai daug informacijos, tu labai staigiai nori viską savyje pakeisti. Taip neveikia. Ir labai dažnai dėl to, kas nori greitų pokyčių, siekia greitų pokyčių, labai dažnai po to atkrenta atgal. Sugrįžta atgal, sako, nesąmonė, tenais neveikia, ten man netinka. Aš vis tiek sugrįžau ir aš vis tiek dėl to, kad pokytis įvyko per greitai. Tai yra viena pagrindinių priežasčių, dėl ko mes grįžtam prie senų įpročių. Tai būtent mes per greitai norim pakeisti. Tai šitoj programai nebus jokio skubėjimo, jokio kažkokio savęs tenais, tokio greito staigaus perlaužimo į kažką tai, iš kažko tai. Ne, šitų dalykų nedarom. Tai iš tiesų po šitų visų 20 savaičių, jeigu iš tikrųjų jūs nuoširdžiai ir nuosekliai atliksit užduotis, tai indikatorius, kad tikrai tai padarėt, bus tas, kad jūs galėsit labai aiškiai vardinti, kas aš esu ir ko aš noriu. Kas aš esu, dėl ko aš čia esu ir kur aš noriu būti ir kuo aš noriu būti. Tai šitą programą, apie ją galite paskaityti plačiau, yra nuoroda aprašyme. Ten viskas sudėta, kas jums gali būti aktualu įdomu. Jeigu dar kažkas įdomu, galite man parašyti arba paskambinti. Na, ir koks dar yra pasiūlymas, išankstinė kaina. Programa bus pradėta pardavinėti nuo rugpjūčio 1 dienos, tačiau jau dabar jūs galite įsigyti ją už labai gerą kainą, už labai patrauklų pasiūlymą. Tai už 9,99 gausite nuo rugpjūčio 1, užsisakę išankstiniu būdu, beveik 100 puslapių įvairiausių užduočių, testų, matuoklių, paaiškinimų, žinoma ir vedimą. Ir ką jūs dar gausite dovanų nuo manęs, tai 2 valandas nemokamos supervizijos su manim. Tai programos vidury, kada ateisite jau iki programos vidurio ir kada programą visiškai pabaigsit. Mes aptarsim jūsų rezultatus, tai jūs tikrai nebusit palikti vieni. Ir pamatysit, kaip jums sekasi, ir jeigu kažkas tai atrodo, kad nesiseka, galvoja žmogus, kad jam nesiseka, aš nežinau, kaip čia tas nesisekimas atrodo, tai jūs galėsit man papasakoti, nes aš nežinau, aš to žodžio nevartoju ir nežinau, ką jis reiškia. Tai yra dalykai, kuriuos tu darai, kol padarai tiesiog. Kas toje sėkmė yra? Tai iš tiesų aptarsim jūsų rezultatus ir pasižiūrėsim, kaip jums sekėsi. Tai, kas norit, pasižiūrėkit nuorodą, labai lauksiu jūsų išankstinių užsakymų, nes tik dabar galioja gera kaina iki tol, kol bus paleista programa. Po to kaina bus didesnė. Tai tikrai siūlau pasinaudoti šito puikiu pasiūlymu. Tiems, kas norite išsigryninti labiau save, pasigilinti save, pažinti save, suvokti, kur yra jūsų streso dalykai, kur yra jūsų perdegimo galbūt momentai, kas jums padeda, kas jums trukdo, su kokiais prisirišimais gyvenate ir kuo tie prisirišimai jums, pavyzdžiui, naudingi ir kuo jums trukdo, nes tikrai ne visi prisirišimai yra žalingi. Čia kažkoks yra socialinis konstruktas socialiniuose tinkluose padarytas, kad jau prisirišimas tai yra visada blogai. Ne, tai yra labai gerai kartais. Tai va, o dabar mes perinam prie 4 žingsnių, kaip labai paprastai išsigryninti savo motyvacinius taškus ir per juos pamatyti, ar esu savo vietoje, ar darau tai, ką turėčiau iš tiesų daryti. Tai pirmas žingsnis, pagalvokite, jeigu jums reikia laiko. Galite sustabdyti video ir pagalvoti. Pagalvokite, kokias veiklas ir užduotis labiausiai mėgstate atlikti. Tiesiog, bet kas, gali būti visiškai bet kokia veikla, visiškai bet kokia užduotis. Ar susijusi su jūsų profesija dabartinė, ar susijusi su jūsų darbu dabartiniu, visiškai nesvarbu. Kokias užduotis, kokius darbus, kokius dalykus jūs labiausiai mėgstate atlikti. Kas va ten, va jums, va šitas tai mano, va čia tai aš galiu ir man patinka. Tai gali būti nebūtinai su darbu susiję. Gali būti ir kažkokie tai paprasti kasdieniai darbai. Pavyzdžiui, tvarkytis namuose. Yra žmonių, kuriems tai patinka tvarkytis namuose. Galėčiau tvarkytis, arba darže kapstytis ir kapstytis ten, arba ką nors gaminti ir ten man nieko daugiau nereikėtų. Tai labai geras dalykas. Pagalvokit, taip, jeigu kažkam reikia laiko, sustabdykit ir pagalvokit, net užsirašyti siūlyčiau.
Kokias veiklas ir užduotis jums labiausiai patinka atlikti, jūs labiausiai mėgstate atlikti? Galbūt kažkokias organizacinės labiau užduotis, galbūt kažkokias su vadovavimu susijusiu, galbūt jums labai gerai patinka ir gerai sekasi, pavyzdžiui, žmonės kažkaip suburti komandą. Tai vat, kokias užduotis jūs labiausiai mėgstate atlikti patys, kas jums patiems yra taip faina? Taip, pirmas žingsnis. Tada antras žingsnis. Kokia veikloje jūs jaučiatės labiausiai energingi? Kur jaučiate, ką darydami jaučiate daugiausiai energijos, tokia pasikrovę, pozityvūs, entuziastingi. Šita veikla, tai man, taip faina, ten kur nors senai kalnus lipdamas žmogus, žino, kad jau lips kitą savaitę, jau net dreba, kaip nori, kaip laukia, ir ten niekada jam energija nesibaigia. Lipti ir kopti, ir keliauti, ir eiti, arba bėgioti, arba sportuoti, ar nežinau, kas tai bebūtų, ne? Kokioje veikloje jaučiatės labiausiai energingi ir didžiausią jaučiat entuziazmą? Kas jūs taip užveda, kad tiesiog drebat, kaip norit tai daryti? Nesvarbu, kokia tai veikla, knygų skaitimas, mezgimas, maisto gaminimas, kažkoks tai sportas, kažkoks tai, nežinau, darbe renginių organizavimas, ar ten bendravimas su klientais, kur jūs, va čia kaifuoju, einu prie vieno kliento, prie kito ir kaifuoju, kaip faina man kalbėti su žmonėm. Dar jeigu jie klausia, kažko ginčytis pradeda, dar labiau mane užveda, dar fainiau ten, galim padiskutuoti, kaip įdomu, tu taip matai, o aš taip matau. Tai antras toks, ne? Ketvirtas, kokia vertybė, požiūris ar nuostata jums yra svarbiausia? Jūsų pačių. Pagalvokite apie save. Kokia vertybė, nuostata, požiūris, įsitikinimas ar dar kažkas jums atrodo pats svarbiausias? Kas būtų viso ko šis? Įsivaizduokit, jeigu viskas, ką jūs mokat ir žinot, dingtų, tai ką norėtumėt pasilikti? Kokia vertybė, nuostata, požiūris ar įsitikinimas jums atrodo pats svarbiausias ir pats naudingiausias gyvenime, pats esminis gyvenime, ar ne? Kokia vertybė gali būti? Na, tarkim, santykiai gali būti vertybė, kažkoks tai pagalba kitam gali būti vertybė. Na, pagalvokit, kas jums yra vertybė, kuri pati esminė, pati svarbiausia apskritai visam pasauliu. Ir tada viskas būtų okei. Ir ne, jeigu visi žmonės turėtų, jūsų požiūrį, dabar ne per plačiai negalvojam, tiesiog jūsų požiūrį, jeigu visi pasaulyje turėtų tą vertybę, tada viskas būtų labai gerai. Ir ne, labai puiku. Tai kokia ta vertybė, kokia tai nuostata, koks tai įsitikinimas, kažkoks tai net galbūt veiksmas. Kas jums, kas tai tokia esminė yra? Ir ketvirtas žingsnis, kada jaučiate prasmę ir pilnatvę? Kokiose situacijose ir kokiose gyvenimo momentuose jūs jaučiatės iš tikrųjų gyvi? Kas jums padeda jausti prasmę ir pilnatvę? Veikla kažkokie santykiai, bendravimas, dar kažko tai darimas, ar gal net buvimas vienumoje, ramybėje, ar kažkokia tai jūsų veikla, jūsų kažkoks tai dalykas. Kada jūs jaučiate iš tiesų prasmę ir pilnatvę? Gali būti, kad čia atrasite, jog to dalyko jau seniai nedarėt. Dažnai taip atsitinka. Ir šitą klausimą aš kada užduodu savo supervizijos grupėje, o kas jums yra prasmė ir pilnatvė? Kada, sako, man būna pilnatvė ir prasmė tada, kai aš esu su savo visa giminė, visa šeima, mes sėdim kartu, kalbam ten, nežinau, apie nieką. Ir man taip gera, man tas santykis, artumas, man tokia pilnatvė, bet aš neprisimenu, kada tai paskutinį kartą buvo. Tai gali būti, kad čia atrasite, kad to dalyko jau seniai nedarėt, nesvarbu. Esmė yra kitur. Esmė yra pagauti momentą, kada jūs iš tikrųjų jaučiatės gyvi. Kada savo gyvenime jūs iš tikrųjų jaučiatės gyvi. Tai šitai 4 žingsniai. Pagalvokit, kas jūsų atsakymuose kartojasi. Kokie momentai jūsų atsakymuose kartojasi. Jeigu rašėtės, tai dar geriau paskaitykit. Arba dar atsisukit video atgal, tada užsirašykit ir paskaitykit. Kas kartojasi?
kokie dalykai atsikartoja arba skamba labai panašiai. Kažkas, kas nuolat, ar ne, kažkoks apie santykį, apie kažkokią konkrečią veiklą, apie vidinę būseną, apie emociją, apie bet ką. Ne, kokie dalykai atsikartoja? Tai ir bus jūsų motyvaciniai taškai. Motyvaciniai taškai gali būti vidiniai ir išoriniai. Tai vidiniai motyvaciniai taškai tai yra, pavyzdžiui, kažkoks laimės pojūtis, pilnatvės pojūtis, ramybės pojūtis, jausmas, kad esu įvertintas. Na, tai čia yra vidinė motyvacija, ne, dėl ko aš darau dalykus. Ir yra išorinė motyvacija. Tai gali būti kažkokie socialiniai ryšiai, santykiai, gali būti kažkokia tai veikla, konkreti darbas, pomėgis, hobis, nežinau, kas ten tik norit, svajonės, fantazijos, viskas. Kas netikslų siekimas, ėjimas į kažkokį tai tašką, kur noriu būti ir kuo noriu būti. Tai pagalvokit, kas atsikartoja ir kokių motyvacinių taškų yra pas jūs daugiau. Vidinių ar išorinių? Pinigai, namai, kelionės, visokie ten kitokie reikalai. Jeigu įvardinat kaip šitą, tai yra išorinis. Tai yra tik išorinis. Pagalvokit, ką visi tie dalykai jums padeda jausti. Jeigu randat pas save tik išorinius dalykus, pagalvokit, kaip juose jūs jaučiatės. Pasistengkit atrasti vidinius motyvacinius taškus, nes išoriniai motyvuoja labai trumpai. Tai pažiūrėkit, o kas pas jūs atsikartoja, kokie momentai ir kokia veikla iš tikrųjų tiktų tokiam žmogui. Dabar pažiūrėkit į save iš šono ir pagalvokit, kokia veikla tiktų tokiam žmogui. Na, pas kurį, kuris mėgsta tą, jam patinka tas, apie save tik tai iš šono pažiūrėkit. Na, kokia veikla, koks darbas arba koks verslas tiktų šitam žmogui. Jeigu, pavyzdžiui, pas jūs atsikartoja ištisai santykiai, bendravimas, ten kažkoks tai organizavimas, kūryba, nežinau, tenai su komanda, kažkokia veikla. Tai vėlgi, ar ne, kas tiktų tokiam žmogui? Tokiam žmogui reikia dirbti komandoje, kolektyve, dinamišką darbą. Na ir kas tai galėtų būti? Kokia profesija, kokia veikla tai galėtų būti? Ir kai taip apie save pagalvosit, tada pagalvokit, o kokį darbą jūs dirbat ir ar iš tikrųjų esat savo vietoj, pagal savo motyvacinius taškus. Nes jeigu žmogus tyčia arba netyčia pasirenka darbą, veiklą, verslą pagal savo motyvacinius taškus, pagal tai, kas iš tikrųjų jį gyvenime veža, tai jisai jaučiasi labai puikiai toj veikloj. Kad ir iššūkiai ten kažkokie, ten jisai priima, o ten buvo, tuo eisim, išspręsim, tai kaip čia, tai kas čia. Tai pagalvokit būtent, kokie tie motyvaciniai taškai, kokia veikla tinka tokiam žmogui, toksai žaidimas iš šono, ne? Kokia veikla dabar tiktų tokiam žmogui. Ir pagalvokit, ar jūs esate tokioj veikloje kažkokia, ne, kuris susijusi būtent su jūsų tais motyvaciniais taškais. Gali būti nebūtinai tiesiogiai susijusi. Na, jeigu, pavyzdžiui, jums patinka tvarkytis, tai ir jūs dirbate kažkur tai valymo kažkokioj įmonėj, tai jau čia tiesiogiai, ne, jums patinka tvarkytis ir jūs tvarkote kitiems namus, kitiems ofisus ar dar kažką, ne, arba jums labai patinka gaminti, nu, ir jūs dirbat kažkur tai virtuvėje, restorane, kavinėje ir gaminate maistą arba kažkokioj gamykloje, kur gaminamas maistas. Tai jūs jau tiesiogiai esat, ne? O gali būti ir netiesiogiai, ne? Jeigu, pavyzdžiui, yra vertybė santykis, pomėgis yra bendrauti ir visa kita, tai gali būti ir netiesiogiai, gali būti kažkoks, ne, klientų aptarnavimas, kur reikia spręsti problematikas, kur reikia padėti žmonėms susiprasti, kažkur tai kažką paaiškinti, ar ne, atsakyti klausimus. Tai vėlgi, ne, galbūt netiesiogiai, na, jūs kažkokio artimo santykio su savo klientu neturėsit, tik profesinį. Tai koks konsultanto darbas, galbūt jums tiktų psichologo, galbūt netgi darbas, jeigu jūs esate empatiškas, empatija yra vertybė ir taip toliau. Tai tokie 4 žingsniai, tikiuosi, buvo įdomu. Nepamirškite pasižiūrėti nuorodos apie mano naują programą ir susitiksime kitose video arba kokiuose nors mokymuose, supervizijos ar dar kažkur. Tai iki.